Dabar parodysiu, kaip darom, išsaugojam failus ir darom atsarginius. Nu, sakysim, šiandien atliekė savo darbą kažkokią tai. Darai kažką, tai padarei. Šiandien padarei. Cilindrą. Nu, sakysim, šiandien pasidarai kažkokią tai daikščiuką, viską ir dabar pasidarai jau failą, kai jis tau likto. Paspaudė. Ir čianais ir atsidaro Save As. Paspaudė. Atsidaro scenos. Scenose gali laikyti. Pas mane jau čia pridėta scenose, bet kur tu nori gali laikyti. Nu, taip tai scenos atsidaro. Bet gali, nu aš dabar dėsiu, sakysim, į mano dokumentus. Ir parašai. Nu, sakysim, tankas. Štai tankas, paspaudė plius, kad įdėjo ir užtvirtinė. Save file. Tvarkoj. Ir štai atsirado tankas 01 max. Nu ir dabar ką mes darysim. Šitą tanką, pavyzdžiui, gali padaryti, taip judės jisai po vieną, bet jeigu nori, kad judėtų viskas kartu ir liktų spalvos, gali padaryti taip. Pavyzdžiui, kad šitas nekliudytų kol kas, pasižymė plokštumą, paspaudė dešinį pelės klavišą, atsidarė nurodymai. Ir va šiandien yra rodymas. Hide selection, pakavoti. Paspaudė, dingo tau, pasikavojo. Jisai yra, jis niekur neįsitrynė, bet tik tai nesimato jo gana. Ir dabar paspaudęs dešinį kairį pelės klavišą, pažymė viską. Vat visus tuos. Tai jis rado, pasižymėjo ir paspaudė grupė. Štai atsidarė lentelė, grupė 01. Jeigu nori, gali tiesiog parašyti, kokią čia grupę. Sakysim, čia nais tankas. Ir ok. Ir viskas, tau pasidarė grupė. Ir jau dabar tau nereikia šiandien po vieną tasyti. Šitą grupę jau visą važinėja kartu. Gali vėl paspausti dešinį pelės klavišą, o viską atgal atkavoti. Ir štai, tau viskas pasidarė. Dabar, sakysim, tu čia įsijungiai auto judėjimą ir tu, pavyzdžiui, su tanku judė. Nu, tau tankas juda. Dar juda. Viskas. Sakysim taip, tavo šiandien tankas juda. Ir dabar toliau. Tu vėl išsaugai tą patį. Jau tą judėjimą, kur pasidarai, vėl Save As. Ir čia parašyta tankas, vėl mano dokumentuose bus. Bet tu dabar jau nori kitą tolesnį failą įsaugoti. Todėl čia nais pažymė. Ir paspaudė tankas ir 1 įrašai. Ir vėl plius ir išsaugot failą. Ir štai tau, jau tankas 2. Tau jau antras failas. Jeigu šitų kažką tai suklydai,
tai tu visada gali grįžti ir susirasti kitą failą, vat pamatysi. Dabar tu čia pavyzdžiui tai padarėjai. Nu, dabar jeigu, sakysim, sugalvojai juos sujungti, tai vėl paspaudai Group ir Ungroup ir vėl visi pasidarė po vieną, pavyzdžiui, paženklinai štai po vieną. Ir pavyzdžiui, jeigu tu jį gali konvertuoti į editable poly ir attach, sujungti šitą dėžutę su tuo. Kai sujungi viskas, jis susijungia, liko tokia paspalva, gali vėl sujungti, štai viskas susijungia, attach. Ir viskas susijungia į vieną vietą. Ir dabar jau tavo tankas yra sujungtas. Tokios paspalvos. Ir dabar, sakysim, vėl gali išsaugot toliau save as. Dabar jau. Du paspaudėjai 2. Tai tankas 03. Atsirado dar vienas failas tavo. Nu ir jį, pavyzdžiui, gali mėlyną padaryti. Dažnai mėlynai. Čia nesvis. Bet jeigu nori, tai pavyzdžiui, gali paspausti ir paženklėti ir pavyzdžiui šitą dažyti žaliu, sakysim. Ok. Štai. Nusidaži tavo tiek. Ir dabar sujungta tankas, kai tu sujungiai, dingo visi tavo ten nustatymai. Gali iš naujo dabar nustatinėti. Tavo važinėja tankas. Tai va, tavo liko šiandien išsaugojimai. Ir dabar va, pažiūrė. Šiandien mano dokumentą. Štai visur va, liko tankas 1, tankas 2, tankas 3. Kurį tu nori, jeigu tu kažkur tai suklydai, tu galėsi daryti tankas 2. Pavyzdžiui, atsidarysi. Ir tau jisai bus, paspaudai failą, šitą klausia, ar įsaugot, ne, ir atsidarė mano dokumentai ir žiūri, tankas 1. Pavyzdžiui, nori pažiūrėti, tanką 2. 2 kart spustelėjai ir štai tau tankas 2 atsidarė, tankas 2. Bet matai, taip lieka, jeigu tu kur suklydai, gali grįžti atgal į antrą. Ir viską tą įsaugot. Ir gali šiandien tiesiog pasidaryti, kurti naują aplankalą, štai naujas aplankalas, ir į naują aplankalą sukrauti viską, sudėti. Ir, pavyzdžiui, čia, parašysi, kas tau yra. Šitame aplankalė, tu jį gali pasidėti kur nori. Ir turėsi jau visą laiką, jis tau nekliudys ir tu bet kada jį esi daręs, jau tu jame rasi savo jau padarytą tanką. Ir va tiek.